Nu, va dabar kažkas vyksta, man atrodo, šviesytė dega. Labą dieną, susipažinkim, stovyklos tave. Ant 3. Mes tikėjom šventai, kad dievai niekada nepavars. Mes tikėjom šventai, kad dievai mūsų priešus pavars. O dabar, antras dublis. Tai jau galim iš tikrųjų. Jo. Esame pagrindinėje rikiuočių aikštėje ir šnekamės. Esame pagrindinėje stovyklos rikiuočių aikštėje ir kalbame su pačiu stovyklos viršininku, broliu Viktoru. Vėliam Viktoravičium. Žinau, reikia. Gerai. Turime unikalią progą susipažinti iš tiesų su tuo, kiek daug nematomo darbo atlieka mūsų stovyklos viršininkas brolis Vilius. Tai jūs galite pamatyti, reiškia, va čia jisai džiovina jau per šią stovyklą faktiškai sunešiotus ir išpurvintus savo marškinėlius. Brolis Vygis. Broli Vygiai, iš kur tokia kepurė gavas? Dūnė padovanojo. Prašymą. Kuo dūnė, to geriau. Iš kur atvykot? Ai, mes į diskoteką atvarėm. Į diskoteką? Nu, muzikytė groja. Ai, biškutį. Daug gražių žmonių linksminasi. Pašoksime, man atrodo. Aš manau, čia diskotechno. Bus labai geras vakarėlis. Jau yra geras vakarėlis. Bus dar geresnis, kai Vajoras pradės šokti. Lauk, čia žiūrėk, aš matau save. Iš kur būsit? Iš Telšių. Amun saka, kun saka. Turim svečių iš Azerbaidžiano, radom svečių iš Austrijos, radom svečią iš Telšių. Aš vietinis. Džianas, Austrija. Kas esat ir iš kur atvykot? Aš iš Prancūzijos. Iš Prancūzijos. Atvyko žmogus iš Prancūzijos, skaudas iš Prancūzijos. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, merci à vous. Ah, ça va, merci, chérie. O dabar realybės šou Liliputas 2. Vėl bėga, pimpt į medį. Vėl taip į medį, pasižiūrė, pat pasižiūrė, fakui jau jūs matė. Taip, blabiškis, stabdyk. Uždustai? Aš irgi uždustau. Gerai pasakiau viską. Labai gerai paskaitis. Nieko nepamelavau. Gerai. O mes netrodom kaip paračka. Atrodo kaip slatka. Nu tai gal kažką tai tokio. Prisėdam gal. Gerai, vienu žodžiu. Prisėdam gal. Dabar turite progą susipažinti, kas būna, kai vyresniai skautai pagauna vagį. Prie ko čia eilė tokia? Prie ledų. Prie ledų? O visiems užteks ledų? Tai žinoma. Labai didelė eilė. Labai brangu. Nu tai dėl ledų, o kas nestovės, kas eilės dėl ledų? Prie kavos pastovėčiau. O vaikai prie ledų stovi, mes tai prie kavos norėtume. Nežinau, nu didelė, svarbu, kad nenusitęstų iki pat čia. Skaičiuok iki 3 ir pradėk. 3, 2, 1. Ne tai. Ne? Negarsiai. Gerai, neskaičiuoju. Baik. Čianais gausi klausimus į visus klausimus. Baigsim filmuoti. Dabar šią. Varyk. Kadangi visiems labai patiko iššūkiai, nusprendėme duoti. Paskui šoną pasisukti. Su naktiniu matymo aparatu. Galim? Jo. Kadangi jums labai patiko
iššūkiai įvairūs. Tai mes nutarėm jum duoti dar erdvės pasireikšti. Tai va štai jum ir prašom. O kas būna organizmai, jeigu norėjai cinamono šaukštelį? Sprogdalį. Čia šaukštelis, čia yra šaukštas. Nu tai pabandyk. Pusė šaukšto. Tai čia pusė šito pusės būtų šaukštelis. Varyk visą. Ar galėčiau šitą padaryti? Galima pabandyti. Galima, jo. Norėčiau perduoti linkėjimus savo vadovam, tai Pauliui ir Daliai. Čia linkėjimus perduoti? Jo. Tai ir dabar. Linkėjimai mūsų vadovams Pauliui ir Daliai. Linkėjimai mūsų vadovui Vyckai! Ate! Mes žvaigždės būsim. Nu ir varykit, nu. Lietuje aš pirmą kartą pamačiau šokančią tave. Padovanojai man tada šokį Lietuje. Dovana, kurią tikrai nešiosiu savo širdyje. Balti lietaus lašai man primins tave. Pom. Įkriskit ant žemės. Ne, mes tik ką po dušu. Nu tai kriskit, pasivaliokit, nu. Ne, mes tik ką po dušu. Nu kitaip negaliu dėti, nu. Nes buvo taip, nu pusiau įdomu. Nu tai jūs įmaudys dar kartą, nu. Ne, bet ten... Davai, vyručiai. Nu davai, krentat ir kaip žvirbliai, pasivaliokit, pasiturškit. Tam. Turškėmės. Va. Debilai. Yeah. Ačiū. Eina ežiukas aplink statinai ir sako, kada baigsis ta tvora. Esame stovyklos greitojo pagalbo... Ir dar. Galima, ne, čia? Jo, Stovyklautai. Gal galėtų stoti čia, kad aš šitą galėčiau žiūrėti, kad natūraliai būtų? Jo. Stovyklautai, mes jums paskelbėme konkursą. Saugok save ir savo draugus. Kiekviena pastovyklė gali laimėti savo prizą, jeigu elgsis tinkamai ir higieniškai. Tarkim, mes pamatėme skautą, kuris išėjęs iš tualeto nenusiplovė rankų. Dežvenk. Gerai, tai nešvenk, gerai. Pamatė skautą, kuris nenusiplovė rankų. Nes mūsų medikai tyko medžiuose prie tualetų. Tokį skautą pamatę, mes jam iškart rašome 10 baudos taškų. Kuo daugiau baudos taškų surinksi, tuo mažesnė tikimybė, kad kažką laimėsi. Jeigu pamatysime tave be galvos apdangalo, taip pat gausi 10 baudos taškų. Dėl to visada turi galvos apdangalą, nes medikai irgi žmonės, jie tingi tave gaivinti. O jeigu netyčia, eidamas parkrisi ant kirvio, nedvėjok ir ateik pas mus, o kirvį padėk saugiai, nes ir už tai gausi 10 baudos taškų. Mes, medikai, įdomus žmonės. Čia mes kolekcionuojam erkės. Jeigu tu pats įsitrauki erkę, nedvėjok ir atnešk savo erkę mums, nes pakliūsi į mūsų erkių albumą. Kol kas matai, mes turime tik mažai erkių, bet su tavo pagalba mes jų turėsime daugiau. Ką dar pasakyt? Ar išgeri 15 litrų vandens? Ne? Tai išgerk bent 2. O kur tavo galvos apdangalas? Tada atsakymai pradurti. Va, kur mano tas lapas? Vytauto iš Vilniaus erkė yra pati didžiausia. O kuri mažiausia? Gintarės iš Telšių. Taip, visiškai teisingai. Erkutė. Vilniečiai skaniausi. Ateik, čia palaikysi.
Nebefilmuok. Taip, palauk, dabar su tušinuku mes pažymėsim, kurie apie... Žiūrėk, aš galiu to biškelį papiešti čia, kad tos gerai, bet tipo, kad to žaizda čia. Ką gali mes ir savo? Aš ją nusiplausiu paskui? Jo, tai nelabai piešęs. X-menai. O, kaip gerai piešia. Palauk, tai galima tu įsiraudoti markerį. Žmonės be markerio, prašau. Man paskui Šiaurės rytų pastovyklę reikės eiti tenai su žmonėm kalbėsiu žaizdą galvoj. Aš šventuosius. Markeris ant. Paduok man Kiriui. Elgi Vitolį, tu žvelg ten aš ten. Neatsisuk į mane, žiūrėk į kamerą. Taip. Pas mus restorane galite paragauti įvairių šalių virtuvės gaminių. Šiandieną pas mus tailandietiška virtuvė. Tad maloniai kviečiame užsukti. Labadiena. Labadiena. Nu, tai kaip pirmi įspūdžiai? Geri. Nepasiklydo dar? Ne. Kur mes čia esam, parodykit. Mes. Aha. Taip. Kažkaip sunkiai orientuojatės, ar ne? Ar seniai atvažiavot? Ne, va, ką tik. Iš kur? Iš kur esat? Šalčininkų. Iš Šal... O, tai toli. Jo. Tai čia kiek, beveik 400 km turbūt, ar ne? Kažkas panašaus. Tai toliau Lietuvoje nelabai ir būna, ar ne? Ar dar Skuodas koks toliau biški būtų, ne? Nu, tai jau išsiaiškinat, kur esam? Kažkur čia, ar ne? O kur gyvensim? Jeigu ten Borne, tai ten. Aha, pietryčių stovyklavietė, ar ne? Nu jo, teisingai, Šalčininkai pietryčiuose. Nu puiku, tai pasimatysim, ar ne? Ieškokit savęs stovyklos televizijos kadruose. Gerai. Nu. Dabar gerai. O, iš kadro? Vėl kadre. Čia garantuotai pati populiariausia stovyklos vieta. Na, yra kita labai populiari ten, kur ir dušas šalia. Oi, tai irgi labai populiari. Bet šitą populiaresnė turėtų būti teoriškai. Čia mūsų pastorius. Labą dieną. Galios vėliava. Aha, tik tais už laidų nedžiaukit nieko ten. Ar patinka jums čia šitoj stovyklai? Jo. Ką veikėt? O kodėl drebi? Nu, buvo didelis karas ir labai šalti priešų ginklai. Šalti priešų ginklai? Aha, o ginklai tai yra tokie vat buteliukai su skylėmis. Ai, aišku. O kodėl jūs šlapi čia, broliai? Kas čia buvo? Kodėl? Nu, tai mes susišaudėm. Iš vandens šaudėtės? Taip. Jo. O tai kaip sušilsit, ką darysit? Reikia pajudėti ar kažką? Nu, tai ir kluosim, ką daryti reikės. Ir kluosit? Taip. O ką ir kluosit? Tokias plaustus. Aš padaryčiau 100 skautiškų. Aha, mielai norėčiau. Tai 400 Tai reiktų gal padaryti pritupimų biškį, kad šilčiau būtų. Tai jau darėm, nieko nepadėjo. 100 tikras skautiškas
Pritūpimas. 40 paprastų padarė. Nukritimas. Paskutiniai pataisymai prieš skrydį. Važiuojam. Mėnulis ten. Sviri! Štai čia galime pamatyti, koks nevaržomas yra skautų polėkis. Aš dabar dar kartą klausiu, kieno ten kojinės buvo. Jogailė su Greta atrado kojinės palapiniai. Kokias? Su širdutėm. Su širdutėm. Sakė, ne jų kojinės. Labą dieną. Labą dieną. Gal porą žodžių? Ne. Labai trumpai. Eikit šalia. Apie skautus. Su savo skautais, su savo mažai pasakiau. Negirdėjau, kad prie Telšių skautų daug gyvena. Nu, lygas, kad girdėjau, bet su jomis šnekėti nenorim, ir viskas. Oi, kaip išgazdino. Aš manau, kad kažkas mane mato ir čia įjungia. Šalia, kaime rasa. Kur kartai? Tai yra negalima. Šalia, kaime rasa. Ai, labas. Šalta? Ne, šilta. Šilta. Norėkit, geriu. Vienas žodis panėrė. Geriu dar. Dar įsėti norite, taip man sako. Čia tiesiog mokomės vaikščioti kojukais, jeigu pradėtų stipriai lyti, kad galėtume išbristi. Parodyti, kaip mes išmokomės. Aš pats galiu. Paleisk. Šiandien mes norim pasiskelbti, kad mamų virtuvė dar šią vasarą, jeigu suspės, nes eilė labai didžiulė, po šios stovyklos priimam užsakymus skautiškom vestuvėm bei krikštydom. Ne mažiau 300 žmonių turi būti. Maistą gaminame ant laužo ir meniu labai geras jubiliejinės tautinės stovyklos pradžiai. Ačiū. Iš Visagino atvažiavę broliai Ivanas ir Stepanas. Čia Ivanas, ten Stepanas. Ne, man atrodo atvirkščiai. Čia Stepanas, Ivanas. Stepanas. 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 Stepanas, Ivanas. Stepanas, Ivanas! Niekas nežino. Vienas, antras. Trečias. Trečias.
Ačiū, broliai, sesis už dėmesį. Nu va. Kad nelabai išėjo, bet sakau, nu ką dabar padarysi, pasienauju.